Šiandien laidoje. Kartą ir visiems laikams išsiaiškinsime, kas yra Europos Sąjunga bei Europos parlamentas, kokią įtaką jis daro mūsų kasdieniniam gyvenimui. Ar privalai tvarkytis kambarį ir daryti namų darbus? Kokios yra tavo teisės ir pareigos? Į šios klausimus atsakyti padės Vaiko teisių konstitucija. Ar dirbtinis intelektas mokyklose mūsų ateitis? Keliaujame į Vilniaus privačią gimnaziją. Labas! Šiandien yra birželio 2 tėčio diena. Ir nepamirškite pasveikinti savo tėčio su tėčio diena. Kas tau yra? Negali kalbėti. O tai ką mes dabar darysim? Reikia žinias skaityti dabar. Lietuvos prezidentu dar 5 metus bus Gitanas Nausėda. Antrajame rinkimų ture buvo likę tik 2 kandidatai. Jis ir premjerė Ingrida Šimonytė. Už Gitaną Nausėdą savo balsą atidavė gerokai daugiau balsuoti galinčių Lietuvos žmonių. Pagrindinėme Lietuvos įstatyme, konstitucijoje, nurodyta, kad prezidentu galima būti tik 2 kadencijas iš eilės. Kadencija trunka 5 metus. Taigi, jei nenutiks nieko netikėto, Lietuvos prezidentas keisis 2029 metais ir tau tada bus kažkiek metų. Lenkijoje 1-3 klasių moksleiviams mokytojai visai nebeužduoda namų darbų, o iki 8 klasės jie yra neprivalomi ir niekas jų nevertina. Lenkijos valdžia taip nusprendė, nes moksleiviai skųsdavosi dėl per didelio krūvio, o jų mokymosi rezultatai prastėjo. Ne visi Lenkijoje tokiais pokyčiais džiaugiasi. Nors gal nepatenkintų daugiau yra tarp tėvų nei tarp pačių vaikų, Lietuvoje kiek ir kokių namų darbų užduoti gali spręsti kiekviena mokykla. Bet Lietuvos švietimo ministerija kol kas vieningai atsisakyti namų darbų negalvoja ir sako, kad jie padeda geriau įtvirtinti žinias ir moko planuoti laiką. Galbūt žinai Vilniuje priešais geležinkelio stotį stovinčią apvalę skulptūrą Portalą, prie kurio prieėjęs gali matyti tiesioginį vaizdą iš Lenkijos miesto Liublino. Lygiai taip pat ir Liublino gyventojai prieėję prie tokio paties portalo gali matyti, kas realiu metu vyksta Vilniuje, susimojuoti, perduoti kokią nors žinutę judesiais ar kitų būdų. Toks vieno lietuvių verslininko sugalvotas portalas dabar sujungia dar 2 miestus – Niujorką ir Dubliną. Tiek amerikiečiai, tiek airiai jį sutiko labai džiaugsmingai ir net kiek persistengė, nes vieni kitiems ėmė rodyti ne visai tinkamus dalykus. Bet dabar portalas vėl veikia ir ateityje galbūt susijungs ir su stovinčiu Lietuvoje. Dirbtinio intelekto įrankius kurianti amerikiečių kompanija OpenAI neseniai pristatė naują modelį, kuris į klausimus atsako ir balsu. Skandalas kilo, nes vienas iš balsų pavadintas Sky. Kai kuriems primena amerikiečių aktorės Scarlett Johansson balsą. Taip mano ir ji pati. Prieš kiek laiko ji atsisakė tapti šio įrankio balsu ir dabar piktinasi, kad kompanija nepaisė jos sprendimo. Vis dėlto kompanijos vadovas Samas Altmanas sako, kad Sky balsas nėra bandymas atkartoti Scarlett Johansson balsą. Kol kas kompanija OpenAI Sky balsą išjungė. Tobulėjant dirbtiniam intelektui, nuolat kyla klausimų dėl aktorių balsų ir atvaizdų panaudojimo. Aplinkosaugininkai, tai yra specialistai, kurie rūpinasi aplinką, siūlo keisti tradicijas ir per gimtadienio ar kitas šventes apsieiti be balionų. Kai paleidžiame juos į orą ir žiūrime, kaip gražiai jie kyla aukštyn, tarsi mūsų svajonės ir troškimai, gal ne visada pagalvojame, kad jie juk niekur nedingsta, o galiausiai susprogsta ir nukrenta. Tai yra tas pats, kas išmestume šiukšlę kur nors miške ar vandenyje.
Kartais jų priėda gyvūnai, nesuvirškina ir net gali dėl to nugaišti, arba įsipainioti į prie balionų pritvirtintas juosteles. Jos gali įsipainioti ir į medžius ar laidus. Todėl aplinkosaugininkai siūlo balionų ir dangaus žibintų atsisakyti visai ir sugalvoti, kaip savo šventę papuošti taip, kad aplinkai būtų mažiau žalos. Jungtinėse valstijose pradėjo veikti oro linijos, kurios skirtos patogiai skraidinti šunis. Oro linijos pavadintos Bark Air. Idėja gimė, norint, kad šunys ilgus atstumus galėtų keliauti ne krovinių skyriuje, o kaip šeimos nariai. Lėktuvai specialiai pritaikyti šunims, kuriems reikia daugiau erdvės. Meniu jiems siūloma daugybė patiekalų. Šuniukai taip pat gali gauti net grožio paslaugas. Kol kas lėktuvai skraido tik tarp New Yorko, Los Andželo ir Londono. Bet tikimasi, kad ateityje maršrutų bus daugiau. Lietuvoje nuolat čia gyvenančių meškų nėra, tačiau kartais jos atklysta iš Baltarusijos ar Latvijos. Lietuvos siena su Baltarusija yra smarkiai saugoma, daug kur stovi tvora. Bet Varėnos rajone, kur yra Čepkelių raistas, tvoros nėra, todėl meškutė būtent pro čia ir pateko į Lietuvos teritoriją. Kaip pasakoja pasieniečiai, sieną prižiūrintys pareigūnai, ji atėjo ankstų rytą, pasisvečiavo Lietuvoje apie 3 valandas ir grįžo į Baltarusiją. Ką ji čia veikė, ką sutiko, žino tik pati meškutė ir ją matė miško gyventojai. Žinių tiek, laikas varbienai. Bet Sauliau, aš norėsiu, kad tu man bent jau ledų nupirktum už tai, kad naudoji mano balsą. Gerai. Prezidento rinkimuose renkame prezidentą, Seimo rinkimuose renkame Seimą, o pastaruoju metu girdime apie Europos parlamento rinkimus. Tai ką juose renkame? Europos parlamento narius. O ką jie veikia? Tvarko Europos parlamento reikalus. Kokius? Ką tu čia tiek klausinėjai? Iš kur aš žinau? Tai gerai, aš varau įsiaiškinti. Tu varyk įsiaiškinti. Eleonora, o tu žinai, kas yra Europos Sąjunga? Ne. Gerai, o tai kas tada yra Europos parlamentas? Nežinau. O, užeinam ten? Kas ten? Paklauskim. Ten Europos parlamento biuras. Einam, Einam. gal gausim atsakymą. Kas yra Europos parlamentas? Europos parlamentas yra tokia institucija, organizacija, į kurį mes visi ES piliečiai išrenkam savo atstovus. Aš manau, kad moksleiviam turbūt panašiausia būtų į kokią nors moksleivių tarybą mokykloje arba moksleivių parlamentą, kai kur vadinasi mokyklose, kiek žinau. Tai kiekviena klasė, didesnė, mažesnė, turi savo atstovą. Tai taip Europos parlamente kiekvienoje valstybėje ES yra išrenkiami Europos parlamento nariai. Kas yra Europos Sąjunga? Europos Sąjunga tai toks yra kaip draugiškų valstybių klubas, kur 27 Europos valstybės nusprendė, kad jos kartu dirbs ir laikysis tam tikrų taisyklių. Pavyzdžiui, susitarė, kad taip saugiai gamins kažkokius tai maisto produktus, vaistus, kad vieni su kitais galės prekiauti be jokių patikrinimų. Kad jos galės leisti laisvai žmonėm keliauti be paso patikrinimo. Kuo mums vaikams yra svarbus Europos parlamentas? Tai visų pirma, Europos parlamentas yra priėmęs pakankamai daug taisyklių, kad apsaugotų vaikus nuo netinkamos vaikam reklamos, kad apsaugotų vaikus internete, kad nebūtų patyčių internete, kad nebūtų netinkamos reklamos televizijoje, radijoje ir panašiai. Ir be to Europos parlamentas taip pat sprendžia dėl daugybės švietimo ir kultūros programų, kai vaikai gali per mokyklas, per projektus važiuoti susipažinti su savo draugais kitose valstybėse narėse. Taigi, ES yra Europos šalių, vadinamų valstybėmis narėmis arba ES šalimis partnerystė. Kartu jos užima didžiąją Europos žemyno dalį. ES gyvena maždaug 447 milijonai žmonių. Tai yra apie 6% viso pasaulio gyventojų.
O Europos parlamentas, kurio posėdžių salėje aš dabar tikrai esu, yra viena pagrindinių ES institucijų, kurioje leidžiami įstatymai, darantis įtaką ir mano, ir jūsų, ir visų ES gyventojų gyvenimui. Eleonora, pratesk. Kas vyksta Europos parlamente? Žmonės labai daug kalba ir diskutuoja. Jie labai daug diskutuoja, stengiasi vieni kitiem įrodyti, ar ta taisyklė geresnė, ar ta taisyklė geresnė. Ir tada, kai vieni kitus įtikina, nubalsuoja dėl vieno ar kito įstatymo. Ir aš tada turbūt norėčiau parodyti Europos parlamento logotipą. Tai čia yra to koliziejaus arba kalbėjimo yra simbolis. Kalbėjimo salės, tos diskusijų salės. Visi sėdi tokiu beveik ratu. Savaime suprantama, kad 2024 metais visi džiaugsimės galėdami turėti savo atstovus Europos parlamente ir, žinoma, būdami Europos Sąjungoje. Taip pat tikiu, kad dabar jau žinome, kas ji yra. Tačiau štai prieš 24 metus, kuomet dar tik vyko stojimo procesas, jaunieji žurnalistai gatvėje žmonėms uždavė vieną paprastą klausimą. Labas, ar žinai, kas yra Europos Sąjunga? Ne, nežinau. Labas, ar tu žinai, kas yra Europos Sąjunga? Taip. O kas? Tai yra Europos žengimas į Europos Sąjungą. Ten tiksliai gerai nežinau, bet tai kažką žinau. Europos Sąjunga tai daug valstybių, kurios laukia Lietuvos. Aš žinot, kas yra Europos Sąjunga? Aha. Kas? Taip. Kas? Visa Lietuva. Kaip? Ar žinot, kas yra Europos Sąjunga? Jos. Žinau. Kas? Miestas. Europos Sąjunga? Tai tokia Europos tautų sąjunga dėl prekybos ir kitais laisva bevizis režimas yra įvestas, taip pat prekiauja be mažesniais mokesčiais. Esu tikras, kad mums į tokį klausimą dabar jau pasisektų atsakyti kiek geriau. Bet kad dar praplėstume žinias, štai 5 faktai, kurių ko gero nežinojote apie Europos Sąjungą. Europos Sąjunga buvo įkurta 1957 metais. Tiesa, tuomet ji vadinosi Europos ekonominė bendrija. Pradžioje ji turėjo 6 narės – Belgiją, Prancūziją, Vokietiją, Italiją, Liuksemburgą ir Olandiją. Europos Sąjungos vėliava turi 12 auksinių žvaigždžių, kurios simbolizuoja vienybę, solidarumą ir harmoniją tarp visų sąjungos narių. Europos Sąjunga turi himną – tai simfonija Odė džiaugsmui, kurią prieš maždaug 200 metų parašė vokiečių kompozitorius Liudvikas Bethovenas. Himnas neturi žodžių, nes muzika – universaliausia kalba. Europos Sąjungoje yra 4 itin svarbus miestai, kuriuose įsikūrusios pagrindinės ES institucijos. Briuselis Belgijoje, kuris yra ir Europos sostinė. Strasbūras Prancūzijoje, Frankfurtas Vokietijoje, Liuksemburgo miestas Liuksemburgė. Europos parlamentas viena didžiausių pasaulyje institucijų, turinti daugiau nei 700 narių, atstovaujančių daugiau nei 500 milijonų asmenų iš 27 ES šalių narių. Spėju, kad tokio dydžio institucijos rinkimai ganėtinai svarbus reikalas mums visiems. Eleonora, kaip ten su tais rinkimais? Kaip tampama Europos parlamento nariu? Na, kaip ir visi parlamento nariai ar Lietuvos Seimo nariai, reikia būti išrinktam. Kaip vyksta Europos parlamento rinkimai? Europos parlamento rinkimai vyksta kas 5 metus visose 27 ES valstybėse beveik tą pačią dieną. Lietuvoje ir dar 20 valstybių dabar artimiausi rinkimai vyks neužilgo šių metų birželio 9 dieną. Ir Lietuvoje mes rinksime 11 Europos parlamento narių, tai tie politinių partijų sąrašai, kurie duos daugiau balsų. Galbūt iš jų ten pateks 2 ar 3, 4, iš kitų gal tik tai 2 arba 1. Kodėl svarbu balsuoti šiuose rinkimuose? Aš turbūt pradėčiau nuo to, kad balsuoti svarbu visose rinkimuose. Nes kuo daugiau žmonių balsuos,
tuo iš tikrųjų mes išsirinksime tokius žmonės, kurie labiausiai supranta, kas mums svarbu. O kas blogiausiai nutiktų, jeigu aš patapau pilnametė ir aš galiu balsuoti ir aš nebalsuočiau visur? Tuomet kiti už tave išrinktų ir tu negalėtum verkti, kad oi, čia netaip nusprendė Europos parlamentas kažką, nes tu nebalsavai, tu nepadarai nieko, kad tavo pažiūrų atstovas ten išvažiuotų. Čia yra ženklas, kad jums reikia balsuoti. Nuliukas. Keksiukas. Mes čia dirbam. Na, štai. Aiškiau? Aiškiau, dabar labai laukiu rinkimų ir tikrai eisiu balsuoti. O jūs nepamirškit priminti savo tėvelėmis, kad birželio 9 būtinai eitų balsuoti ir dar pasimtų jūs kartu. Birželio 9. Round 1. SR Melon. Kaip norėčiau ledų dabar. Gerai, vėliau galėsim suvalgyti. Aš noriu ledų čia dabar, šiuo momentu. Dabar nepavyks, tau valgant būtų sunku kalbėti ir tu dar peršalsi gerklę. Aš jau peršalęs gerklę esu, bet aš vis tiek noriu ledų, nes aš turiu tam teisę. O, tu turi pareigą dar pravesti laidą. Pareiga? O tai kuo skiriasi teisės ir pareigos? O čia ir įdomu. Stoviu prie valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos. Eisime pakalbinti direktorės ir sužinosim, kas tos vaikų teisės ir atsakomybės, ką veikia šios tarnybos darbuotojai ir kada galima į juos kreiptis. Kas yra vaiko teisės? Vaikas, kaip ir kiekvienas suaugęs žmogus, turi savo teisės, turi savo atsakomybės ir vaiko pagrindinės teisės yra tai augti saugioje aplinkoje, augti aplinkoje, kuri atliepia jo poreikius pagal amžių, pagal raidą, būti apsuptų mylimų žmonių, turėti galimybę mokytis, kad būtų sudarytos sąlygos ne tik lankyti mokyklą, bet ir namuose atlikti tam tikrus darbus. Kas yra vaikų teisės apsaugos ir įvaikinimo tarnyba? Kuo jį užsiima? O, tai yra labai didelė organizacija, galiu pasakyti, kad mes veikiame visoje Lietuvoje, nepriklausomai kuriam Lietuvos mieste gyveni, visose šiuose miestuose veikia vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos skyriai, kuriuose dirba vaiko teisių gynėjai ir mūsų vaiko teisių gynėjų pagrindinis tikslas yra saugoti ir ginti kiekvieno Lietuvos Respublikos vaiko teisės ir teisėtus interesus. Šiandien mes sveikinamės su Martino ir Martino. Jei! Ar jūs žinot, kas yra vaiko teisės? Taip, Kas tai yra? šiaip nelabai. O tu, Martynai, žinai? Manau, kad žinau, gal teisė vaikui ką nors daryti, miegoti, valgyti, Ir ką dar? žaisti. Ar žinot, kokias, pavyzdžiui, jūs turit atsakomybės arba pareigas? Jo. Kokias? O Dieve, palauk. O pareiga yra ta, kur privaloma daryti, ir pareiga yra ta, kur... Jo. Pavyzdžiui, viena pareiga eiti į mokyklą. Manau, kad pareiga yra iškrausti namie indaplovę. Daugiau nebeturiu. Jo, aš irgi net. Ir tu neturi, okei. O kaip manot, ar jūsų tėvai turi daugiau teisių negu jūs? Taip. Taip. Nes jie suaugę ir jie daugiau dalykų daro. Pavyzdžiui, jie turi teisę balsuoti, o mes neturim. O kaip manot, ar jie turi daugiau atsakomybių negu jūs? Taip. Kokių? Pavyzdžiui, jie mumis kartais rūpinasi. Kartais? Visada. Visada. Gerai. Kokių nori teisių turėti, pavyzdžiui? Aš norėčiau balsuoti. Jau balsuot norėtum? Jau. O tu? Su mašina važiuos. Su mašina važiuoti nebūtų pavojinga tau su mašina važiuoti? Kojas pasilginčiau. Su pagaliais. Tiem nepavojinga būtų, jeigu tu važiuotum. Turbūt būtų. Nes aš nemoku vairuoti. Labai svarbu, kad šalia teisų visuomet eina ir atsakomybės. Ir čia labai puikiai išdėstyta mūsų leidinyje Vaikų konstitucija, ją daliname kiekvienais metais, daliname visiems pirmokams ir kviečiame mokytojus, tiek pačius vaikus, kalbėtis apie teisės ir apie atsakomybės, nes teisė be atsakomybės jos niekaip neveikia, ar ne? Ir jeigu tu
turi vieną iš tokių pagrindinių teisių, į savo vardą, į savo gimimo liudijimą, ar ne, į pilietybę. Tai lygiai taip pat tu turi gerbti kitus, tu turi gerbti kitokius ir priimti į būrį nebūtinai tokie, koks tu esi. Vaiko teisės galioja visiems, kuriems nedaugiau nei 16 metų, 18 metų, 10 metų. 18 metų. Aš irgi manau, kad 18. Kodėl? Nes nuo 18 metų prasideda paauglystė, man atrodo. Ne, nuo 18 metų tu suaugęs ar kaip ten. Ar paauglystė, ar suaugęs tas pats. 18! Laimėjo. Už vaiko teisės atsakingai yra tėvai ir valdžia. Tiesa ar melas? Aš manau, kad tiesa. Aš irgi manau tiesa. Aš nežinau, kas yra valdžia. Tiesa. Kuris iš šių dalykų nėra vaiko teisė? Žaisti, ilsėtis, turėti žaislų. Aš manau, kad turėti žaislų. Aš manau, kad ilsėtis. Turėti žaislų. Visi vaikai turi teisę daryti, ką nori, sakyti, ką nori, būti išklausyti. Aš manau, kad būti išklausyti. Aš irgi manau, kad būtų išklausyti. O kodėl taip manot? Nes kažkaip daryti, ką noriu, nelabai, nes pavyzdžiui, kaimyno namo jie neturi teisės uždegti, skaityti, ką nori, sakyti, ką nori. Gali žaisti kažką. Tai koks jūsų abiejų atsakymas? Būti išklausyti. Pažiūrėkim. Vaikai turi teisę nedaryti namų darbų. Melas. Melas. Kodėl? O kas bus, jeigu tu nedarysi namų darbų? Pavyzdžiui, mano klasėje yra vienas vaikas, kuris nelabai daro namų darbų, tai jis truputį, tai jis beveik nieko ir neišmoksta. Aš nedarau namų darbų, bet aš išmokstu. Jei nedarysi namų darbų, turėsi per vasaros atostogas daryti. Melas, namų darbai yra vaikų pareiga. Egzistuoja dokumentas vadinamas Vaiko teisių konstitucija. Tiesa, melas. Manau, kad taip. Tiesa. Ar aiškiau, kas yra vaiko teisės? Taip. Taip. O prieš tai žinojot, kas tai buvo? Ar bent nutuokėt? Pusiau. Nutuokiau, bet nelabai. Ačiū Jums labai. Ačiū kad sudalyvavot. Iki. Tu visuomet gali pasiskambinti darbo dienomis iki 19 valandos nemokamu telefonu 800 10 800, pasikonsultuoti su specialistais visais tavo rūpimais klausimais. Ar tai tavo draugas patiria tam tikrus sunkumus, galbūt tavo draugas galvoja apie savižudybę, galbūt tavo draugas patiria patyčias, galbūt tu pats patiri, galbūt nori pasitarti dėl tam tikros santykių su savo tėvais, broliais, seserimis, draugais ar mokytis. Tai visuomet drąsiai skambink nemokamai, tavo skambučiai yra anonimiški ir aišku, lygiai taip pat, jeigu tau nedrąsu yra skambinti, nes tikrai yra tokių vaikų, kuriem nedrąsu yra skambinti, nedrąsu yra klausti, visuomet gali rašyti elektroniniu paštu į Vaiko teisių liniją ir pasikonsultuoti tau rūpimais klausimais ir specialistai Vaiko teisių gynėjai yra pasiruošę tau padėti. Filmuoja. Tai vadinasi, prie kiekvienos mūsų teisės egzistuoja ir tam tikros atsakomybės bei pareigos? Taip. Ir jeigu manai, kad tavo ar tavo draugo teisės yra pažeidžiamos, nebijok kreiptis pagalbos. Stoviu prie Vilniaus privačios gimnazijos. Ši mokykla ypatinga dėl daugybės priežasčių, tačiau mums įdomu tai, jog čia į mokymosi procesą smarkiai traukiamos išmaniosios technologijos. Čia veikia virtuali mokykla ir netgi neseniai buvo pradėta testuoti dirbtiniu intelektu paremta platforma. Einam susipažinti su šia mokykla ir išklausinėti visą šios gimnazijos bendruomenę. Aš varau į pamokas, tai iki. Hello.
Kuo dirbtinis intelektas yra svarbus visiems moksleiviams? Visų pirma, kad tai yra ateitis. Mūsų mokslininkų komanda, mūsų ekspertų komanda susirėmė pečiais ir jau prieš metus pradėjo kurti įrankį, kuris atlieptų, kaip sakau, užribio vaikus. Vaikus, kuriem tradicinės sistemos netinka. Taip kaip yra unikalūs mūsų pirštų antspaudai, taip ir būtų unikali mokomoji sistema, kuri adaptuotųsi prie mokinių. Kiekvienas mokinys susidiegia savo profilį pagal savo pomėgius, pagal savo kažkokios domėjimosi sritis, pagal savo gabumus, kompetencijas. Klasė be abejonės, taip, pagal savo tam tikrą mokymosi tempą. Ir štai čia sistema adaptuojasi ir prie pomėgių, prie galimybių. Ką čia grojot? Nu, tas buvo Tomas iš Džeržės. Myli muziką ir Tomą Džerį. Kuo ypatinga, kad pas jūs čia yra išmaniosios technologijos? Kaip jūs jomis naudojatės? Tai, manau, naudojimas naujų technologijų leidžia mums išlikti kaip ir vienu žingsniu prieki prieš visus. Mes galime matyti, kas yra aktualu pasaulyje, mes sekame žinias ir taikome naujausius mokslinius tyrimus iš mūsų pamokose bei tiesiog kasdienime gyvenime. Mes galime bendrauti su mokytojais, kurie užsienį, turėti dėl to platesnį bendravimą su pasauliu ir tiesiog įvairesnės pamokas. Tai, man atrodo, tiesiog tai suteikia tokio pasaulėmeniškumo ir tokios bendrystės gal iš tikrųjų netgi kaip ir simbolį ar galimybę. O jau esat pasinaudoję dirbtiniu intelektu mokantis? Kaip tai vyksta, kaip tai veikia, kaip tai atrodo? Šiaip dirbtinis intelektas yra kiek nėra skatinamas, kad naudoti, kad mokiniai mąstytų patys ir gebėtų sugalvoti ir sukurti savo unikalias idėjas, tačiau jis nėra draudžiamas ir netgi būna užsimenama, kad jeigu labai sunku atrasti kažkokią idėją ar atrasti kažkokią informaciją, galima pasinaudoti dirbtiniu intelektu, kad jis užvestų tą pirminę ant kelio ir tada mes žygiuotume toliau. IT pamokose aš mokau, kad dirbtinis intelektas gali, jeigu tai paprastai tariant, nusišnekėti. Ir jeigu, kaip pasakius, prieš daug metų, kokį 10, atsirado Google paieška ir visi dabar moka googlinti, bet iš principo ne visi moka surasti to, ko ieško, jie tiesiog įveda kažką ir tada kas išmeta, tas išmeta. Tai yra tam tikri būdai kalbėtis su paieškos sistemom ir norint tam tikrus, parametrus arba kažkokias žodelius pridėti ir tu randi tai, ko tu tiksliai reikia, ne? Kalbant su dirbtiniu intelektu irgi tas pats galioja. Tam tikri žodeliai, tam tikri formuluotė, tam tikri žodžiai, sakiniai, struktūra, kurie nusako, ko tu nori. Tai iš esmės jūs mokote nepiknaudžiauti dirbtinio intelekto, taip galima suprasti. Aš mokau su juo bendradarbiauti. Gudručių klasė. Čia dabar Word'e rašote jo gyvenimo istoriją kažkokią, ne? Kaip jisai gyvena. O kam, kaip patogiau, kompiuterį ar sąsiuvinį? Man asmeniškai kompiuterį. Kompiuterį. Ir su telefonu, ne? Ne, telefonas šalia. Kas yra ta virtuali mokykla? Virtuali mokykla, tai matom, čia vaikščiojo šiandien mokykla, jinai šiandien yra ir virtuali mokykla. Tai tose pačiose klasėse, kurias aplankėt, yra mokinių, kurie mokosi nuotoliu iš Singapūro, iš Ispanijos, iš Italijos, iš Portugalijos ar iš kitų Lietuvos miestų. Reiškia, kad pamokos, kurios vyksta čia, pagal mūsų tradicinį tvarkaraštį, mokiniai yra įjungiami į šitas klases, pasinaudojant Zoom'o arba kitomis komunikacijos priemonėmis. Sunku net įsivaizduoti, kaip mokyklos atrodys po 5, 10, 20 metų. O gal mokytojai, pavyzdžiui, turės savo robotus pagalbininkus? Arba iš vis nereikės mokytis ir mes galėsim visą informaciją įsidėti savo į galvą, kaip kokį nors failą iš vieno folderio į kitą. Gerai, žiauriai įdomu. Ha. Na ką, laikas atsisveikinti.
Kitą kartą pasimatysim rudenį LRT eteryje ir YouTube kanale. Geros jums vasaros. Ir linkim kuo daugiau jums nuotykių, kuriais galite pasidalinti su mumis. Čia dabar @lrt.lt.